Tai 8 plaukimo diena prasidėjo. Praplaukiau čia tas visus sodus žemiau Kėdainių. Nieko ypatingo. Monotoniškas plaukimas darosi. Antrą dieną iš eilės vėjas priešymis. Tai būna, kad iš posūkio išeini, tai ne kažką. Apsimoviau timpas ant kojų, nes turbūt ir taip jau oda lūpsis nuo kojų, nuo kelėnų ypač. Net pasroviai plaukia ten, kur sraunuma ir ten reikia stipriai irkluot. Nes ant srovės laiko vėjas plaukia. Bet ryte jau lyg nusimato ramesnė diena. Apturėjau atkarpėlį. Gal per pusę valandos kokį 100 metrų ir įveikiau. Ir tai, ką žinai. O va ten atviri krantai, vėja, košia juodai. Nebeturiu jokių daržovių, tai lašinukus valgau su obuoliu. Keistokas skonių darinys, sūrumas su saldumu. Nesu labai mėgėjęs eksperimentuoti tarp tokių skonių įvairovės, tokių kardinalių. Ant kranto parduotuvė nestovi, agurkai, pomidorai baigėsi. Reikia suktis iš padėties. Čia kol kas įdomiausias 8 dienos objektas pakrantėje. Prisidaro žmonės, pašiūri visokiausių. Nu, aš irgi iš tokių, kuris mėgsta atskirti pabūt. Malkų paprisiruošę viską. Gyvent ko ne galima beveik. Balti savo darbį. Pagavau atkarpėlę, kai palankus vėjas. Taip nevėžis pasisūkęs. Tai va, jeigu biškis ir kliukais duodi, tai eina kaip bitutė. Bet čia šiom dienom yra retenybė. Taip plaukt vienas malonumas. Pasisuko vaga nevėžio taip, kad vėjas pasidarė palankus. Nenoriu, kad šitas vingis baigtųsi. Tiesiog, čilint galima ir tave neša. Tik reikia žiūrėti, kad į krantą neįremta. Ir plaustas suka šoną, nes ta būda yra, tai suka taip, kad gautųsi kaip būrė. Bijau pagaut, kad bus už posūkio. Panašu buvęs tiltas, poliai kažkaip prasmukt reikia. Medinis ko gero buvęs. Nu, brat, būtų gerai neužkybas. Nu, tiltas buvęs. Praėjau. Aprimo vėjas antroj dienos pusėje, tai varau daug sparčiau. Pačiu laiku įsimurimų, nes buvau visiškai be jėgų. Galvoju, ką čia daryti, ar kur nors krante prigult pagulėti, ar ką. 8 diena tokia ištisinis irklavimas. Nei krantuose kam nors įdomaus, nei sraunumų kokių nieko. Tai va, monotoniškai, vienodai. Vakare, kai atsigulu miegot, tai užmerkia akis ir atrodo viskas siubuoja. Tas ne jūros liga kažkokia, tai... Čia šitas tikiuosi man negalioja. Aš tai plauksiu tolin.
Iš tikrųjų nežinau, ką čia, kad laivyba draudžiama gal, ką čia reiškia. Prisiviriu grygių su dešelėm, tai dabar valgau iš viso puodo. Biškį karštą. Nebeturiu jokių daržovių. O dešrelės jau reikia būtinai valgyti. Rytojus būtų nesulaukę. Senai šilta kažką bevalgiau. Buvo tik tai kumpis, lašiniai. Tai striktelėjau į Nevėžį kelių dienų raugą nusiplauti. Šiandien jau karštą dieną. Biškį prarūgu per tas dienas, kur lietus lijo. Žodžiu, žiūrėjau, plaukdamas kur čia gražesnė vieta iššokti Nevėžį, kad dugnas būtų gražus. Lyg ir skaidrus, lyg ir gražus dugnas atrodė, vis tiek kažkokį mauriną įtaikiau. O kaip žiūriu, lyg smėlis atrodo. O čia visas susidrumsi, visas vanduo. Kiek gal labiau ant srovės. Na nieka, bus dar šiltų dienų, gal kitą kart geriau pataikys. Nelabai pagaunu, kas per paukščiai visas. Dančiasnapiai, ne dančiasnapiai. Nepritraukia man daugiau. Vis tik ten dančiasnapių būrys, bet tai belia kiek, jau kažkiek pro mane praskrido atgal jų. Ir visą laiką plaukia priekį likusieji. Atplaukė pas mane. Reikia mašina stovi, žmonių turbūt išsigando. Tai prasilenksim. Bet negi tiek čia jauniklių priperėjo. Tai esu 9 plaukimo dienoj. Kažkaip sunkiai eina raumenis pramankštint. O tas va vietas delnų labai atmušo. Irklai besigalnėjant su vėju. O vakare vadai tai kažkokia pasiutpolkė pakūrė man. Vos ne kokiam Sibirė, brat. Aišku, miškingai kažkokiai teritorijai nebuvau. Graži diena nusimato. Gerai, powerbankai pasikraus nuo panelės. Šiandien turiu planą pasiekti autostrados tiltą. Turėtų pavykti. Čia dabar ties Panevėžiuku plaukiu. Tai prasidėjo tokios raudumos, seklumos. Nu, žiūriu, kad tas gylis, nu, 1,5 sprindžio kai kur, dar gal mažiau. Nu, čia ta prasme giliausių vietų. Tai ačiū Dievui, kad aš tų kanistrų tiek prisidėjau. Jeigu mano tas plausas būtų bent kažkiek labiau pagrimzdęs, aš čia būčiau taip užsitukavęs. Būčiau nudraskęs jas visus. Ir prieš tas raunumas dar tokį dėdukų žvejojančių. Pasikalbėjau. Tai sako, čia pastarosiam parom, sako, vandens lygis krito gerus 20 cm. Kasdien žvejoja. Tai aš ir pastebėjau, kad kažkaip tos visos seklumos tokios pasidarė stresą keliančius. Lietus tiek šniojo, tiek lijo, o vanduo pakryto. Nežinau, kaip reikalas. Belia kaip seklu. Tai vat, dėl tokios priežasties ir dariau, kad būtų grimzlė kuo aukštesnė. Plausas kuo labiau būtų iškylęs virš vandens. Va, kiek žuvų.
Darau čia cirką plaustį. Tai parodysiu kokį. Žodžiu, beplaukdamas užsivyrinau dešrelės pasišildyti vandenį. Apsimoviau kaliošų, sakau, jeigu išverščiau ar ką, kad nensplikyti kojų. Tai taupau laiką, tiesiog norisi kuo daugiau įveikti per dieną, nelipinėti krantą be reikalo, jau kad čia tik pasišildyti reikėjo. Nu tai pietauju iš tiksliau pusę pirmos, dar pusryčiauju, nieko nevalgiau, bet pirmas dienos valgymas iš plausto. Vakarykščių porą dešrelių liko. Reikia suvalgyti. Bet žuvies nevėžiai yra. Vandenys sunku atpažinti kitas, bet daug šapalų. Pradėjau matyti karšių. Čia apie Panevėžiuką. Gal dar meknės. Tokios didelės tamsios pravaro. Salačių tikrai yra. Vienoje vietoje mačiau, gal 5-6 buvo karpiai būry. Sazanai, laukiniai karpiai. Nu tokie po 3 kg gal iki 5. Spūdingai vandenį atrodo. Uojų labai daug. Raudžių. Ešerių tik dabar irgi pradėjau matyti. Kažkaip apie Krekenavą ten nesimatė man ešerių. Po Labūnavos praplaukus pradėjau matyti po vieną kitą. Va kaip atrodo gyvybinga urvinių kregždžių kolonija. Paukščių pilna, skelių pilna krante čia darosi. Įtariu, kad jaunikliai bus lizdus palikę. Tai dabar turiu va tokį dalyką. Čia yra imbierų sultys. Tai reiškiasi sudėtis yra taip. Imbierų sultys 99%, citrinų sultys 1%. Tai galvoju, 99% imbierų sultys. Ragauti gryną ar ne? Realiai čia koncentratas. Šiaip aš jį planuojau su vandeniu skiest. Nu paragaukim. Oi, nasau. Tai kiek čia jo pilti, kodėl tai reikia? Mažą gurkšniuką atsigėriau. Oi, tu savo. Nu, pipiec. Daugiau tokiais čiudais neužsiminėsiu. Vis daugiau salų ėmė rastis. Nevėžio žemupy. Šitą jau praplaukiau. Varau 9 dienoj kaip žirgas koks. Kai nuo pavadžio nutrūkęs šuniukas. Autostradas, tiltas. Pažiūrėjau rytai žemėlapį. Sakau, nu būtų gerai šiandien autostradą pasiekti, nu gal biškį už autostrados. Čia tų valandų dabar 1:30. Aš jau po autostrados tiltų pailįsiu. Gerai, čia pavariau. Nu bet ties Panevėžiuku, už Panevėžiuko visur sraunamos, visur srovė vėjas. Šiandien silpnas, kažkiek biškutį vietom pristabdo, bet realiai netrūdo. Tai Nemuno nepasieksi 9 dienoj.
bet pasistumėti turėčiau neblogai. Nu, čia jau galingas tiltas, nepalyginsi, nei kokie Kėdainiuose buvo, nei Krekenavai, nei jo labiau ten Naujamiesty. Nu, galingas. 2 tiltai realiai. Ką? Labas. Nesigirdi labai užėte. Nu. Panevėžį. Kiek jūs leisitės? 10 km. Tai iki Nemuno ne. Ką? Iki Nemuno nepasieksit. Ne, tai čia reikia laiko. Kiek čia iki to Nemuno dar yra maždaug? Apie 20 km. Gal 24 kokie. Nepasieksi ir aš šiandien reiškia. 9 dienos jau aš ant vandens. Ir iki kur plauksi? Tai nežinau, norėčiau iki Jurbarko, bet jeigu Nemune priešpriešinis vėjas, tai be šansų tada. Jo, tada kaip burė stovėsi. Tai va, tai tada reikia kanistrus implauk, nežinau ką daryti. Tai... Jo. Nu, gerai, gero kelio. Ačiū. Tai dabar plaukiu ir galvoju. Brol, kaip gerai, kad aš spėjau išnešti mielės iš tų sekulmutės Panevėžiukų ir už jo. Jeigu vandens lygis krenta, tai dar diena kita ir būčiau vilkęs plaustą žvyru. Nes ten turbūt tik tai čirena per jį vanduo. O čia jau autostrada man liko už nugaros. Ką šitie raudoni ženklai reiškia, tai žalio supratimo neturiu. Mėlynas tai reikia manyti įtampą reiškia, nes va ten va yra aukštos įtampos laidai eina. Čia tai jau tikrai kažkas nelabai gerai Nevėžį bėga. Ten va, matosi net visas nusidažęs kažkiek baltą spalvą, gruntas. Ten taip griaudžia. Panašu, kad sulauksiu, nes vėjas iš ten pasisuko. Kaip nors ištversim tą lietą, ne pirmas, ne paskutinis kartas turbūt čia kelionėje. Žodžiu, čiut nepaklydau, atlaukiau iš ten, norėjau sukti dešinę, bet ten kažkoks kaip štakys, užutekis, ežeras padarytas, gal iškastas, o man tai čia iš tikrųjų reikia. Dar lyt pradeda, kas blogiausiai. Čia tai išvis geriausiai. Žiūrėkit. Ledas įkrito į plaustą. Va, tik plum į Nevėžį, sakau, kas čia pliumsi? O, ledais lyja. O taip į Nevėžį krenta ledai. Žirnio dydžio. Čia va vienas bei ištirpstas. Ne kiekvienas lašas ledas, bet kas kažkelintas tai ledas. Visa pakrantė eina gražus ąžuolynas, jau kuris laikas beplaukiant. Tai čia nuo Babtų Nevėžis tai visiškai sustojo. Gerai, kad vėjo neliko. Vos rovelė, jokių sraunumų, ištisinis kabliavimo sirklas. Toj turėčiau siekti Nemuną, jeigu viskas tvarko, jeigu nesisuks vėjas koks prieš plėšimą. Ar dar kažkas. Taip atrodo plaukikas, besibaigiant 9 plaukimo dienai. Labiau pasenęs kažkoks neįprastai ar suvargęs.